kalbėsiu lietuviškai ir trumpai, kad nebūtų su mano anglų kalba kokių nors problemų ir kažko nesuprastumėm. Paskutinį Hub Campą pristačiau Tax Academy Hub Up, kas atsimenat? Gerai, tai šiandien pasitikrinkit paštus, jeigu registravotės, buvo paskelbti 30-ukas, kas pateko. Ir vasario paskutinė kovo 1 ASM bus 18 val. 2 simuliacinės sesijos. Dabar šiandien pristatysiu dar vieną projektą. Priklausau Young Crew projektų, nežinau, rašytojams, darytojams, darbuotojams ir žmonėms, kurie yra susijęs su projektinė veikla, bet jaunesniai kartai. Ir mes pirmą kartą Lietuvoje organizuojam projektinės veiklos čempionatą. Tai jeigu jūs esate susijęs su kažkokia projektinė veikla arba jums yra įdomi projektinė veikla, tai nueikit į youngcrew.lt ir ten žemiau paėję rasite, gal aš jums iškart vizualiai parodysiu. O kas žinot Young Crew iš viso? Wow, nice. Nesitikėjau. Tai atėję Young Crew LT pasirinksim žemiau ir matysim Project Management. Šį čia paspaudžiam ir rasim visą informaciją. Jeigu norėsit dar daugiau informacijos, tai galite kreiptis į Tadą, kuris turėjo šiandien pranešinėti, bet kažkur išvyko. Arba galite mums iš šitų žmonių parašyti, jeigu atpažįstat, mes galėsim plačiau papasakoti apie visą šitą projektą. Matom, kad registracija nuo vasario 18 iki kovo 17. Bus kvalifikacinis turas, IPM-as atsiunčia 100 testinių klausimų susijusių su projektinė veikla ir bus atsakymai, kas geriausiai atsakys, pateks į komandą, bus tikriausiai 4 ar kiek, neatsimenu, organizuojam komandų. Bus komisija, tikimės į komisiją prisikviesti Larsą, visokius, tokius didelius žmonės, kurie tikrai turi didelę patirtį su savo projektinė veikla ir yra padirbę didelės reikalus. Ir vakare darysim po to sušių vakarėlį, gaminsim drauge, turėsim muziką, tai nežinau. Kas norit įgyti patirties, dalyvaukite dėl patirties, kas mėgstat sušius, dalyvaukite dėl sušių. Tai tiek, pasidomėkite. Bus klausimų, Pauliui.